Siki, dabar kaip tik einu namo, parašiau šiandieną savo patį paskutinį egzaminą, dėl to labai džiaugiuosi. Ir dabar grįžęs namo filmuosiu savo naują videoblogą. Jau. Sveiki visi! Kaip matote, aš ir vėl kuriu savo naują videoblogą. Ir šiame videoblogą, kaip jau pastebėjote iš video pavadinimo, aš paprastai kartu su jumis atsakysiu į jūsų užduotus klausimus, kuriuos man palikote po mano Facebook'o postų. Ir tų klausimų buvo išties labai daug. Jų buvo kvailų, durnų, nesąmoningų, protingų, tačiau tai yra vis tiek klausimai. Ir prieš pradedant šitą videoblogą aš norėčiau kartu su jumis pasidžiaugti bent jau man labai svarbių dalykų. Tai jog aš prieš kelias savaitės pagaliau baigiau mokyklą. Ta prasme, 12 metų aš sėdėjau, rašiau, buvo, kad ir nerašiau, tačiau pagaliau visą tai baigėsi. Prieš kelias dienas kaip tik parašiau savo paskutiniuosius egzaminus ir dabar jau ramu, viskas, pagaliau nebereikės grįžti į mokyklą ir dabar tai liko tiesiog sulaukti egzaminų rezultatų. Tikiuosi jie bus labai geri, o dabar bėgame atsakinėti į jūsų užduotus klausimus. Gerai, jeigu būtum boksininkas, kaip įeitum į ringą ir su kokia muzika? Čia manau net nereikia atsakymą. Esu tavo fanė jau seniai. Kaip manai, koks tavo gyvenimas būtų dabar, jeigu nebūtum pradėjęs kurti video? Darbo birža. Nes aš pamenu, dar prieš kurdamas video aš visiškai nežinau, ką aš noriu veikti. Man tik tai vienintelį dalyką, ką mama pamenu pasakojo, tai kad aš turėčiau dirbti padavėjų į labai prabangias kavinės arba restoranus. Nes ten tipo renkasi turtuolį, jie palieka labai daug arbatpinigių ir čia tipo būtų labai faina varkė. Tačiau aš asmeniškai kažkaip tam labai neprijaučiau ir aš buvau labai pasimetęs. Tačiau džiaugiuosi, kad atradau kartą tėvų spintoje kamerą, ją pasiėmiau rankas ir nufilmavau savo patį pirmąjį video. Turiu labai svarbų klausimą, kai šiki tualete valaisi užpakalį su dešinė ar su kaire ranka? Ar esi turėjęs rimtų traumų ar operacijų? Jeigu atvirai, tai aš 5 klasėje buvau susilaužęs ranką ir tuo metu aš kaip tik žaidžiau futbolą, aš stovėjau ant vartų, spyrė kamuolį, aš kažkaip bandžiau atmušti ir tiesiog kibim babam ir rankos nebėra. Tada, aišku, aš ėjau pas seselę, jinai galvojo, kad aš apsimetu, todėl jinai man davė išgerti tik tai arbatos, o aš sėdžiu su sulaužyta ranka, karoči, ir aš nežinau, ką to prasme daryti, todėl paskambinau mamai, jinai mane atvažiavo pasiėmė ir būtent nuo to laiko aš dabar bijau stovėti vartuose. Ar turi merginą? Turiu netgi 2. Jos vardas yra dešinė, o čia kairė. Ar tai bus paskutinis klausimas? Ne. Ką vaikystėje esi pridirbęs tokio blogo, jog atsimintų tėvai ar atsimintum pats? Aš esu susprogdinęs mikrobangų krosnelę. Ta prasme, čia rimtai. Per mano netgi video blogą kartu su mama yra sakius, man atrodo. Ne, nu, jeigu neskaičiuot, kad vieną sykį kilimą padegė ir vieną kartą užuolaidą padegė, nu, tai čia gal va taip buvo tokios, va, ir tokie dalykai, kurie... Ai, tiesagi, prisimeni, kaip tu vos mikrobangų krosnelės nesuspaudinai. Kas tau labiau prie širdies, krepšinis ar futbolas? Futbolą bent jau man asmeniškai yra maloniau žaisti, o krepšinį yra tiesiog fainiau žiūrėti. Kodėl tu toks pyderas? Kas sako, tas ant savęs pasisako. Ar gali parodyti savo telefone 79 nuotrauką? Ką? Ai, telefone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61, 68, 79. Ar esi važinėjęs riedžiu? Tiem žmonėm, kurie nežino, kas yra riedis, tai yra toksai aparatas, ant kurio tu atsistoji ir tiesiog save balansuoji ir tu važiuoji kur tik nori. Jo, taip, aš esu važinėjęs su riedžiu ir man neblogai sekėsi. Klausimas tau, kas tau filmuoja video? Kalbu apie kadrus, kur laukia ir panašiai. Seniau tai aišku, modavo draugai ir panašiai, bet dabar jie daugmaž visi užsiėmė. Dėl dabar dažniausiai mano video filmuoja Nedas, jis yra operatorius, bet kol kas jis dabar yra išvykęs į Ameriką. Greitu metu grįš ir kai grįš, mes, manau, nufilmuosim kažką labai galingo. Koks tavo mėgstamiausias atlikėjas? Čia tipo dainininkas? Kaip ir neturiu tokių. Žinau vieną. Но все говорят, не смотри туда. Но ты точно знаешь, что она пришла.
Ar gali parodyti savo darbo stalą? Žinoma, mano darbo stalas atrodo labai paprastai, nors dabar aišku labai komplikuotai, tai štai. Štai čia matote, aš matau save, jūs per čia matote mane. Čia Facebook'e, žiūriu jūsų klausimus, čia įrašinėjau garsą, mikrofoniuks, čia atsiger, čia yra pelė. Ar norėtum dar kartų vykti su Jokūbu į kitas šalis ir filmuoti tokius video kaip iš Italijos? Visų pirma, tai kas nežino Jokūbo, tai aš kartu su juo keliavau į Italiją, ten filmavome video, su ir kelias videoblogą iš tenais. Ir aš manau, kad taip, mes kartu su Jokūbu jau apie tai ir kalbėjome, kad mes Lietuvoje, manau, kažkur pakeliausim, gal kokią Nidą, o po to žiūrėsim, jeigu jums patiks, mes kur nors ir nukeliausime dar toliau. Ir tiesiog nufilmuosime labai fainus video. A ne, Jokūbai? Tai žinoma, jinai irgi norėjo kartu nusifilmuoti, siunčia linkėjimus. Sėsė. O čia norėčiau pasidalinti mano montuotų vienu iš Jokūbo video, kurį galite pasižiūrėti paspaudę čia ir vertinti mano darbą. Kas slepiasi tavo spintoje? Kuom tave nervuoja debesėlis? Visų pirma, tai debesėlis mane nervuoja ir labai nervuoja. Ir jis turi labai daug užknisančių bruožų, tačiau vienas pagrindinių jo bruožų yra tai, kad jis labai daug mėgsta valgyti. Ta prasme, tu jam gali įdėti tuos bliūdelius, valgyti, jisai visada valgo ten tas parduotuvėj, ten pirkta tą mėsytę ir panašiai. Ir kas būna, kai jis tada prisivalgo, taip, jam pasidaro bloga, jisai vemia. Ir aš suprasčiau, jeigu jisai vemtų kur nors savo tualete, ten kur visiškai niekam neįdomu, arba kur nors kampė, jisai vemia ant mano pagalbės. Taigi dėkui, kad žiūrėjot mano naują videoblogą. Jeigu jums patiko šitas video, spauskite like, jeigu jums nepatiko, spauskite like. Ir asmeniškai norėčiau padėkoti riedis.lt, kurie man suteikė galimybę pasivažinėti su tuo riedžiu, nuo kurio aš stipriai nusivažiau, bet man patiko. Taigi dėkui, kad žiūrėjot mano naują videoblogą. Su jumis buvau aš, Edvinas, ir iki kitų kartų. Aš jums atskleisiu tokią paslaptį, kad sekantis videoblogas jau bus kitą savaitę. Ir ne, čia nėra prikolas.